Šiandieną vaikščiodama pajūriu supratau vieną paprastą dalyką, kad mes labai dažnai norim pakeisti savo realybę. Bet įdomiausia tai, kad realybė nepasikeis iš jėgos. Realybė niekada nepasikeis iš jėgos ir realybė visada atsako į tai, kas tu iš tiesų, kas tu viduje esi. Realybė keičiasi nuo tavo energijos. Aš kažkada gyvenime dariau labai didelius sprendimus, galvojau, kad dabar jau tie sprendimai tokie, kad aš jau galiu, jau kažką pakeisiu savo gyvenime. Ir kas įdomiausia, kad niekas, absoliučiai niekas nesikeitė. Kuo aš daugiau stengiausi, tuo labiau nesikeitė. Ir dabar, šiuo momentu, teisingiau šiandieną, išgirdus vieną paprastą tokį pasakojimą apie realybės pasikeitimą, kai jį išgirdau, aš iškart supratau, tai apie mane, tai man tinka. Nes šitam pasakojime buvo būtent tai, kad kuo tu mažiau, kuo tavo švaresnė energija, kuo tavo švaresnis vidus, kuo tavo švaresnis, kuo tu mažiau liepi gyvenimui, savo realybei, savo gyvenimui, kuo tu mažiau liepi, tu turi būti, dabar aš darau daug pastangų ir tu turi būtinai man padėti, tu turi būti būtinai toksai, kaip aš įsivaizduoju. Kuo mažiau mes prievartaujam, tuo didesnius rezultatus gaunam. Ir čia šiandienos pamąstymai. Kartais galbūt tu darai viską labai teisingai, labai stengiasi, labai viską taip, kaip turi būti, bet dangus turi tam savo planą. Jis tiesiog sako, tu neturi įsitempti, tu neturi įsitempti ir įtempti kitų, tu neturi būti įsitempęs. Viską daryti su vidiniu lengvumu. Va tada, bent jau mano gyvenime, nors truputį pradeda kažkas keistis. O jūs tiesiog žiūrėkit pagal save. Eilinį kartą su jumis Eligija ir skaičių magija. Tai yra nuostabu, kai mes galim keisti savo realybės ir suvokti, kodėl mūsų gyvenime vyksta vieni ar kiti dalykai.